daiktus išmetinėti, jeigu valysi, turi žinot, kaip išmest. Negalima mest va taip paprastai išmetam. Turi būt atsirišimas. Tai pasiimi peilį nenaudojamą, kuris nenaudosi niekam kitam. Ir tiesiog 3 arba 9 kartus perbraukdama kryžių darydama, nu arba iksą, kaip vadinama, iš vieną į kitą pusę ir sakai, energiją nunulinu, energiją nunulinu. Kiekvieną daiktą išmetant, tai turi padaryti. Negalima paprastai išmest, nes išmeti su savo energija. Reiškia, turėsi uždirbt tą vėl energiją, ką išmesi tos daiktus. Tai va taip. Ir atiduodant, išmetant, jokių neturi būt, lyg tai neturėtum. Jausmas turi būt toks, lyg tai neturėjau aš jo. Nu, kaip ir nebuvo mano gyvenime. Jeigu jausi nors biškį gailesti, kad meti, geriau palik. Nes čia vat visi daiktai, mes viskas surišta. Čia nėra va taip daiktas paprastas kažkoks saga, nu, va, grubiai tariant, saga, ne, nu, nukrito, nereikalinga, išmesiu. Bet jeigu tu ją lietei, jinai turi tavo energijos. Kiekvienas prisilietimas, kiekviena mintis, mes visur turim ryšius, mes esam voratinkliai begaliniai. Ir jeigu tu jau nusprendei, kad va, šitą tada teisingai reikia padaryti. Ypatingai batai. Žmonės išmetinėja savo avalynę arba dar kažkam atiduoda, tai tu atiduodi energiją. Ypatingai, kai būna sėkmingai kažkokie batai, va, mūsų plyšta, reikia išmest. Tai pirmiausia teisingai išmetam. Ir tada bus, kaip sakykim, neatiduosim savo energijos didžiosios dalies, sėkmės ir visa kita.